ką reiškia 2 skirtingos veislės. Čia yra kita veislė. Nežinau kokia. Greičiausiai Kackas čia po dešinę, o čia tikrai Optimistas bus po kairę. Ir Optimistų vieno trumpinimo rimtesnio neužtenka. Reikia 2. Pagulęs, pasilikau dienai į pabaigą. Iškai dienoju, kad dar pratrauktų, pradžiovintų juos. Usnys. Tas usnys aš negaliu, nuimsiu, parodysiu. Jau net per sugulusius piečius lenda. Man kiek zarazo. Aš šiaip visai gerai renkas, kaip su Magdonu. Matai, šonų pagriuvė jie, tai nėra bėdų. Greičiausiai čia pūgas važiuos, galvojam gal 40 hektarų visudėję susiarti. Šitos laukuose labai senai buvo daryta, jau 7 metai turbūt gilesnio dirbimo nematė. Ir tos usnys tai jau čia jau lipo per galvas, kaip sakant. Pūgą susitepiau, matėt storiukas, labai visiems patika, kad pūgą įsitraukiau. Buvo kas parašė, kad o pagaliau, buvo kiti, kas parašė nuo laukilo iki pūgo ir atgal. Tai jau, ką daryt. Ką daryt. Visiems gyventi reikia, uždirbti reikia norim. Tai, sakym, čia prie pat namų reikia kažkaip bandyti susiarti. Gal turėjau tą pačią dieną važiuoti ir bandyti jau arti. Bet saulė išlindo ir išvažiavam krypčių pjauti. Šiuo momentu negaliu pasakyti, nes yra krypčių, nes sugedo vienas daviklis turi užveš Tomas iš Dotnuvos, tai vakarė į darbo pabaigą važiuodamas iš nemato šitų švaraus elevatoriaus grūdų suka, tai kaip neskaičiuoja tada grūdų. Dabar nuliukai dega, kartais bombus atsipra, kad nesisuka tavo švarių grūdų elevatorius. Tai va, tai kažkaip paskui vededant pasėtus, pamačiau, kad iškrito. Tai čia dar net pusę dienos, čia tų kviečių, kur pjoviau, tai tokie gandrai žiaurus. Tai žodžiu, pusę dienos tikriausiai prapjoviau su atidarytų sietų, uždarytų sietų vieno pusę. Kita pusė valdės. Pasirodo, šitą nesąmonę keisė New Holland'e turbūt irgi yra galvulaukių valdymo sistema. Ir ją aš vis, prisimenu, reikia išsijungti, aš ją tik išsijungiau, pasikeitė kultūra, vėl turi išsijungti. Žodžiu, pakeli kederį galvulaukiai, nors tavo kombainas visiškai pilnas dar. Jisai pakelia kederį ir uždaro sietus. Tu ten gali susiprogramuoti, ką nori, kad jis padarytų. Tai dabar bus čia ir kviečių, papirų, bet jeigu apsis, niekas nesimatys. O pasirodo, sietas buvo išsikabinęs iš valdymo. Tai irgi čia šiandien buvau susiremontavau. Šardžiau pažiūrėjau, visų pirma, net tai buvo tokios šaibos sudėtusios pilvais dedas. Tai va, susidėjau, tada vėl iš to, kol nusikalibravau, tada žiūrim pietus ir pietus jau valgyti. Valgėm pietus ir išvažiavom pūk. Tai dabar jau drėgmė jau panašiau, čia išvažiavom, kad 1 valandą dar
vis tiek kažkodėl 17 buvo. Tai labai nedžiūna, kažkaip matyt trasos labai didelės yra, tai nedžiovina greičių. Naktys šaltos. Pradeda miežius, rodo lietaus. Sugalvojom atvažiuoti vasarinius miežius pasikult. Kampas geras. 5 km greitis, toj pasvers priekabą. Kol kas nežinau, ar gerai rodo. Išvažiuos fūrą, pasisvers palei hektarų skaičių ir bus aiškiausias derlius. Bet atrodo labai gražiai. Pono raginio pasėti. Šiaip miežiai vasariniai šiemet labai gražus. Vieto mažiau pagriuvę, turim tikrai daugiau pagriuvusių laukų. Bet čia toks smėliukas, jis juoda žemė, čia tokia mėnulio žemė, čia net būdavo išplikdavo vietos salos, kai drėgmės trūkdavo, tai čia šiemet tai labai gerai. Tiesiog tai vietomis 7,5 rodo, nu išsiaiškinsim, ar tikrai gerai rodo, gal per mažai rodo. Tai žodžiu, smagu, kad išeina be sustojimų pjauti, čia yra pats didžiausias džiaugsmas, čia yra šitas Magdonas. Kai Magdono gerai atsikopijuoja, va, tą atsireguliuoja, tai va, ražienikė tik tais. Surenki tos visus sugulusius. Aišku, lieka viens kits, negali sakyti, žinai, bet kai su 9 metrų žarka, tai gerai. Svarbu kampu paimti, nes yra va tokių, yra sėjalkos su duriniu ir užmeta, padaro tokį kalniuką, kai skersai eini, tai tada net nepradėti stumti niekur. O stumės visi kitą peiliuką ir išsilygina. Visą reikia kažkaip galvotam būti. Kartais pragalvoji kažką, per daug galvodams, kartais gerai sugalvoji kažką. Bet šiaudų, tai o Jėzus Marija, kaip daug šiaudų. Blemba, ką tik fūra išvažiavo, jau to virš stiklo bus, o tik vieną galą va suvažinėjau. Kosmosas. Atvažiuoja jau perkrovimo priekabą. Gal tas pats Martynas. Duosim jam, man atrodo, kamerą, kad jisai irgi pafilmuotų dalykų. Kas labai smagu, kad jokios usnies nematau kol kas. Tai jau yra labai didelis pliusas. O, pamačiau vieną, bet tai čia jie... Kiek anksčiau jų būdavo, tai čia mizeris. Mes o 5 kilometrai per sugulusius. Aišku, sausa, išdžiūvo labai. Šiaip, kodėl ir metėm šiaip tais kviečių pjovimą, palikom, matot, visi kviečiai paliai pat namus, tai ten šlyjo, galėjai važiuoti namo. Čia yra, va, čia senukų logistikos centras prie pat Kauno. Rovaltra, va, užtat reikia. Geriau, va, tokius būtų status, tai dar Biežis irgi yra šlikštynė, nes jo galvutės varpos pradeda nulūžinėti, viskas ant žemės pakrenta, o jų varpų nepaims. Tai aš kaip juokauju, dabar kai sugulė, tai nėra ką nulūžti, viskas vis tiek ant žemės guli, pasikėlė ir viskas. Kaip ir pliusas tas gal sugulimas, bet geriau tokių nebūtų ir...
čia iki pat galo priploti prie pat žemės, jie biški tokie dar atkilę, nes kai sugula, tai būna kartais net visai prisiploja. Vakarienė. Pažymis irgi vakarienės, pietų šventi reikalai yra, ar ne? Ar jau varo įsijuosi, atsistoja net. Mes būdavo anksčiau pasikeisdavom, bet kažkaip jau 3 metai kokie, tai atvažiuoja, sustoja, išjungia kombainas, pailsi. Atsivesin vis tiek karšt. Tai va. Brolis fūrą da kraudinės, va. Viskas saulutė žemyn. Mėžiai tuoj pat atidrėks, trinačių. Gal pavargau šiandien, čia laipės primena, gal nieko gerą nenukūliau iš tikrųjų. Kiek čia dar nukūliau, dar 2 hektarus. 18 hektarų, 19 beveik. Aišku, kol nuvažiuoji, kol parvažiavom, čia dabar jau stosimės jau 40 hektarų vienoj vietoj, tai virš. Tai bus tą ką veikti. Bet tai kažkaip, tai viskas, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškit užsiprenumeruot, jei kažkas įdomu parašykit, paklauskit. Ir susitiksim kituose video. Iki.